Labadiena, esu kineziterapeutė Vaida, taigi tęsiam griuvimų prevenciją, kalbėti šią temą ir šį kartą kalbėsime daugiau apie pusiausvyrą būtent, kuo ji ypatinga tokia griuvimuose, nes ji labai didelę reikšmę lemia. Taip pat kaip įsivertinti, ar viskas gerai su ta pusiausvyra, ar ji nėra pas mus pablogėjusi, kaip įsivertinti galim ir be abejo, kaip tą pusiausvyrą bandyti pradėti gerinti, nuo ko pradėti. Tai visų pirma, kad dauguma autorių mano, kad visgi pagrindiniai tie griuvimų rizikos rodikliai yra pusiausvyra ir eisena. Ir iš tikrųjų šie veiksniai yra labai svarbus, pagal tai galima spręsti, kad pavyzdžiui žmonės su sutrikusia pusiausvyra jau turi didesnę riziką nugriūti, bei be abejo eisena, jeigu jinai pakinta ta eisena ir pakinta į blogąją pusę, tai žemiau ten kojos kažkur velkamos grindim, tarkim, tai be abejo, kad natūralu, kad užkliūti irgi yra žymiai greičiau, negu kad kojos, tarkim, pakeliamos aukščiau. Ir išanalizuosime kiekvieną iš šių svarbių rodiklių, tai iš tikrųjų tas pats ėjimas ne tik kojų veikla, nes juda kojos, dirba kojų raumenys, bet jisai rodo ir didelę sąsają su liemens kontrolės išlaikymu. Ir vadinasi, kad ir mūsų viršutinė ta dalis atlieka labai svarbų stabilizacinį darbą ir irgi manoma, kad kuo tas ėjimas yra greitesnis, spartesnis, ėjimo greitis didesnis, jeigu dar ir pati eisena, ta laikysena yra gera, tai tikrai rodo, kad ir liemens kontrolė veikia, kad visgi tas raumenys liemens nėra labai silpni ir išlaiko mūsų kūną. Ir jau kai sumažėja eisenos greitis, tai dažnai būna parodymas, kad jau kažkas pasunkėjo žmogaus judesiuose, gali būti dažnai siejama, kad jau ir kažkokios kasdieninės veiklos yra apsunkintos, sveikatos gal kažkokių jau atsirado problemų ir iš tikrųjų reiktų į tai atkreipti dėmesį ir yra net irgi tyrimų atlikta, kad jeigu žmogus lėtai vaikšto, tai labai lėtai jau sulėtintai vadinasi, kad turi didesnę riziką net širdies ir kraujagyslių mirtingumui. Tai visgi tas greitis einant visgi parodo, yra toks indikatorius svarbus, iš kurio galima spręsti, kaip žmogus ten laikosi, kokia pas jį kūne yra situacija. Ir vėlgi ėjimas kartais būna nebūtinai susijęs vien tik su liemens kontrolė ar kojų raumenų darbu, bet labai svarbus veiksnys yra svarbi pėdų būklė. Ir iš tikrųjų paanalizavus būtent žmonės slaugos namuose, slaugos namų gyventojus, irgi buvo atlikti tyrimai, tai jų eisena tikrai yra dažniausiai matosi, kad pasunkėjusi, pakitusi, bet ten iš tikrųjų randama ir labai daug pėdos problemų. Tai vėl tos pėdos problemos dėl įvairių kažkokių lėtinių sveikatos problemų, tai gali būti diabeto, kraujagyslių kažkokių problemų, odos kažkokių problemų. Dažnai būna netgi ir matoma, kad avalynė yra žmogui per maža arba per aukštų kulnų ir ten ta pėda turi spaudžiama būti ar kažkaip nepatogiai statoma. Ir vien dėl to gali jau eisena keistis. Taip pat didysis pirštas pas daugelį būna taip iškrypęs ir jau jisai skaudžiai gali net būti iškrypęs, deformacijos kažkokios kitų pėdos pirštų atsiradusios, ir tai įtakoja, kad pėda jau sunkiau statysis ant žemės, opos gali būti irgi kažkokios nuospaudos atsiradusios ir visa tai įtakoja mūsų pėdų ta būklė ir pačią eiseną, nes pirmasis kontaktas su žeme tai tikrai prasideda nuo pėdos ir ta pėda yra labai svarbi, nes nuo jos taisyklingo pastatymo priklauso, kaip įsijungs mūsų visi raumenys, kurie kyla į viršų, tai ir sėdmenys, kaip sudirbs ir pilvo presas ar laikys, ar bus stiprus, net irgi gali
kartais tam tikrose situacijose įtakoti. Tai iš tikrųjų, na, tą pėdą tikrai reikia turėti omeny, jeigu matom, kad mūsų kažkoks artimas žmogus prieš tai ėjo visai neblogai ir staigiai kažkas pasikeitė, tai turim atkreipti dėmesį, nes dar irgi kuo svarbu, mums gali skaudėti pėdą, turim kažkokią problemą joje, tą problemą sutaisome, bet vaikštom, tai visgi taip ta pati ta eisena yra. Mūsų kūnas labai greit prisitaiko ir taip ta programa pasikeičia ir ją vėl reikia grąžinti atgal, vėl tarsi mokintis taisyklingai vaikščioti, nes gal ir nebeskauda, kad ir kelis, koks nors dažnai, irgi tenka matyti situacijų atveju, skauda kelį ir žmogus saugo tą kelį, visą svorį neša ant kitos pusės. Ir ta kita pusė, na, visada persikrovusi, kelį praeina skaudėti ir jau tikrai praeina nemažai laiko, bet vis tiek vis dar ta pusė, kuri kompensavo, yra atraminė, pagrindinė, nes žmogus tiesiog nesąmoningai saugo tą savo kelį, kur jau nebėra problemos, kur ta problema įsisprendė. Tai vadinasi, na, nebūtinai tas skausmas yra indikatorius ir po to skausmo praėjimo ir po problemos praėjimo reikia atkreipti dėmesį, ar grįžome atgal į savo pradinę padėtį. Dabar apie eiseną, tai vėlgi vyrų ir moterų eisena šiek tiek yra skirtinga. Vyrai eidami stato pėdas daugiau šiek tiek į šonus, platesnis tas jų žingsnis yra, moterų yra žingsnis siauresnis, jos daugiau net kartais pėdą už pėdos linkusios taip statyti ir tarsi vieną tiesią liniją. Ir tai vėlgi vyksta dėl anatominių tam tikrų mūsų lyčių skirtumų. Girdėjau tokią teoriją, irgi galite patys atkreipti dėmesį, patvirtinti arba paneigti, kad net ir hormonų pokyčiai kažkokie irgi įtakoja tą eiseną. Ir pavyzdžiui, tikrai tenka matyti, kad ir moterys eina į šonus statydamos tas pėdas ir yra, vėlgi prie tos teorijos grįžtant, kad pas jas dominuoja galbūt daugiau vyriški hormonai ir tas charakteris galbūt yra vyriškesnis, vyrams irgi atvirkščiai. Tai galima paanalizuoti, pastebėti, ar tai tiesa, nes galbūt yra kažkokie ir biocheminiai dalykai, kurių mes nematome taip akivaizdžiai. Taip pat eisena laikui bėgant, kuo vyresnis žmogus pradeda lėtėti. Ir tas lėtėjimas, apskritai žingsnio lėtėjimas, jeigu pėda ilgai užsibūna ant žemės jau, einant viena pėda ilgai būna, kol žengiame su kita pėda atsiduria ant paviršiaus, vėl pakeičiame, tai jau rodo tokį senatvinę eiseną ir nurodo, kad padidėjusi tikrai traumų tikimybė bus ir griuvimų. Tada mažėja vėlgi tie žingsneliai, nes nesaugiai jaučiasi žmogus, tai dėl to stato po mažesniais žingsneliais, tai irgi nėra saugu, tie maži žingsneliai, jie nėra saugu, nes gali labai greit susipinti pėdos, jau geriau truputį didesnis, platesnis, mažesnė tikimybė, bet jisai reikalauja daugiau energijos, daugiau kūno pastangų, didesnis žingsnis. Taip pat keičiasi net ir rankų padėtis, tai kai kurie pradeda labai greit mosuoti tomis rankomis, kojos nespėja pagal rankas judėti, kartais tai irgi požymis, kad gal žmogus balansuoja, gaudo savo balansą, kiti visiškai nebenaudot, pradeda tų rankų, prispaudžia jas prie kūno, nors tuo tarpu eisenos taisyklingos metu turėtų pas mus veikti priešinga ranka, koja, tarsi ranka pirmyn, atgal tai pasisuka ir koja irgi analogiškai juda. Tai vėlgi, rodo, kad pakinta ta eisena nelabai gerai. Ir kojų vilkimas gali vėlgi jau tikrai vyresniems žmonėms atsirasti, kai tos kojos šliaužia prie žemės, labai gerai matyti žiemą einant, aš irgi esu atkreipus dėmesį, kaip eina žmonės žiemą, yra tarkim švarus baltas sniegas ir kaip praeinam, net ir patys savo eiseną galim įsivertinti, tik tai nereiktų galvot, praeiti ten keletą metrų, atsigręžti ir pamatysim savo žingsnius ir tie žingsniai yra šliaužiantys, užkabinantys, dar tarsi tempiantys tą sniegą, ar konkrečiai pėda įsirėmusi į sniegą ir kita pėda įsirėmusi ir nėra šalia kulniuko tokio šliaužimo žymės. Tai jau kojas velkantys žmonės, nebepakeliantys tos pėdos, tai tikrai tie
ruoželiai būna labai dideli, sniege matosi, kaip ten velkasi, nors ir vizualiai, jeigu žmogus velka kojas, tai tikrai matom, kad jis nepakelia pėdos. Jau kai kojų vilkimas būna, dažnai lydi ir nuolatinis lenkimas per kelius klubus. Tai reiškia, kad žmogus jau nebegali ištiesti to savo kojos, nes eisenos metu kojos, tarsi kai atgalta viena galinė koja, jinai atlieka tiesimą, tai pas jau senatvinę tą eiseną turinčių žmonės jau tas tiesimas prarandamas, nebenaudojamas ir be abejo ten irgi vystosi labai daug judamojo aparato, vėlgi problemų, gali pradėti kažką skaudėti. Arba skauda ir dėl to nebegali ištiesti. Dabar vėl tęsiant dabar pusiausvyros temą, tai ta pusiausvyra yra toks sudėtingas dalykas, tikriausiai pasakius šitą žodį, aišku, kas tai yra, bet pusiausvyra tai toks kompleksinis dalykas, nes pusiausvyros tada įsivaizduojame, kad balansą reikia išlaikyti, stabilumą, jeigu kūnas keičia poziciją, darom skirtingus kažkokius judesius, veiksmus, dar kažkokios išorinės jėgos, jeigu veikia, mes turime išlaikyti stabilumą pusiausvyros dėka. Bet iš tikrųjų ta pusiausvyra tai yra kompleksas įvairių kitų sistemų veiklos ir toks rodiklis, kaip jos tarpusavį geba derintis, kaip jos tarpusavį greitai veikia, susisiekia ir turim rezultatą, tą pusiausvyrą, kaip išsilaikysim. Tai iš tikrųjų vyresniems žmonėms pusiausvyra trinka ir tai vėlgi lemia dėl to kompleksinio įvairių sistemų darnos praradimas, gal kažkokia sistema sutrinka, tarkim, regos. Ir jau ta pusiausvyra jau kinta, reikia kažkaip kūnui mokėti prisitaikyti, nes nebeturi vienos pagalbos labai svarbios. Be abejo, ten ir griaučių, raumenų sistema, tai jeigu kažkas ten ir su raumenimis, kaulais atsitinka, sąnariais, tai vėlgi ir pusiausvyrai pasidaro sunkiau. Be abejo, labai svarbu centrinės nervų sistemos darbas, kraujotakos, kvėpavimo, net regos, klausos sistemos, visa tai viskas susijungia, susipynė ir tos visos sistemos, tas visas sistemas ir sudaro tą pusiausvyrą. Tai vėlgi tai ne vienas darinys, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir kaip nuspręsti, ar žmogus turi riziką griūti ar ne, ar mes griūsime, turim padidintą tikimybę griūti ar ne. Tai iš tikrųjų yra visas kompleksas, jeigu taip labai objektyviai ir sąžiningai vertinti įvairių metodų, tai vienas iš jų anamnezė, tai tiesiog surinkimas visos informacijos, visų ligų, visų vaistų, kokius ten žmogus geria, traumas, kokios turėjo, kiek jam metų, kaip gyvena, koks ten išsilavinimas ir panašiai. Labai čia galima plėstis, kuo daugiau sužinoti apie žmogų, apie jo gyvenimo būdą, išanalizuoti, kas vyksta, taip pat vidinių ir išorinių rizikos veiksmų analizė, tai vėl apie šiuos veiksnius kalbėjom, tai jeigu yra padidinta tikimybė šių veiksnių po žmogų gyvenime, tai tikrai irgi rizika padidėjo. Be abejo, tie medikamentai vartojami, irgi kalbėjom apie tai, kodėl jie yra svarbus. Ir kad per didelis jų kiekis irgi sukelia riziką griūti arba šalutiniai poveikiai. Fizinis pats ištyrimas labai svarbus, nes galbūt mūsų raumenys labai dideliam disbalanse kūno ir tas disbalansas kuria vėlgi pusiausvyros pakrikimą ir didina tuo pačiu riziką griūti. Tai tas fizinis ištyrimas dažniausiai atliekamas specialisto ir įvertinama, paanalizuojama, ar žmogus fiziškai stiprus, ar balansė jo kūnas, kurios tos sistemos ten turi kažkokių sutrikimų ir be abejo standartizuoti diagnostiniai testai, įvairūs klausimynai, jais labai dažnai naudojasi ir sveikatos priežiūros specialistai, norėdami tiek parinkti, pavyzdžiui, kažkokią priemonę stabilumui užtikrinti žmogų, jeigu jisai turi padidėjusią riziką griūti. Tai tie klausimynai tiesiog padeda atsakyti, nuspręsti, ar reikia jau kažkokios pagalbos žmogui iš šalies ir kaip elgtis toliau, kad jam padėti.
Ir tie testai, va čia išvardinsiu, jeigu bus įdomu, galite paieškoti jų, pabandyti išspręsti, pabandyti atsakyti, pasižiūrėti. Aišku, daugiau šie testai naudojami, kada yra didesni kažkokie sutrikimai kūne, kada žmonės tikrai jau yra vyresnio amžiaus ir jau patys žino, kad turi tų pusiausvyros sutrikimų, kai kurie tai yra rekomenduojami jau tikrai turinčių pusiausvyros sutrikimų, nes jeigu žmogus nieko nesiskundžia, gan balansuotas jaučiasi, tai ir tos skalės, jos tokios ne visai ne visos naudingos bus. Ir mes pabandysime keletą testų išbandyti tokių paprastesnių, kur galima namuose atlikti. Dar irgi radau kompiuterinę tokią posturografiją, toks metodas. Lietuvoje dar jis tikrai nėra labai populiarus, bet užsienyje tai labai matosi tos technologijos vystomos, jisai tikriausiai ir ganėtinai brangus, bet irgi veikia kaip labai toks objektyvus, labai geras testavimo ir testavimo ir treniravimo būdas. Tai va čia šitam paveikslėlį ir pavaizduota. Tai žmogus stovi ant tokios platformėlės, ant tokių kaip ir atramų, jeigu geriau įsižiūrėsite, ir viena ir kita koja padėta, tos atramos gali judėti pirmyn, atgal, į šonus įvairiai ir sukurti tokį disbalanso efektą. Ir be abejo dar yra priešais ir vaizdai, ir tas žmogus dar ant virvelių pakabintas, kad testavimo metu jam sukuriamos tokios sąlygos, pagal aišku lygius, intensyvumą, po truputį gal didinant, tarkim, keičiasi vaizdas priekyje ir dar ta platforma pradeda siūbuoti, nes ir viena ir kita koja gali net skirtingomis kryptimis siūbuoti. Ir stebima, analizuojama, ar žmogus nekrenta ir išlaiko savo tiesiog pusiausvyrą. Taip pat gali būti, kad tas vaizdas jau ir nesikeičia, bet ateina kitas žmogus, pradeda truputį liesti tą žmogų, stumti tarsi ir vėl žiūri, kiek jisai išlaikys save nekrentant, negriūnant. Taip pat dar irgi žaidimo toks gali būti metodas, kad tame dideliame ekrane, tarkim, yra kamuoliukas ir tas kamuoliukas vizualiai matosi, kad turi tokį labirintą, kad patektų į viršų. Ir žmogus pagal matyti visokias technologijas, būtent sensityvinės, susitapatinti turi su to kamuoliuku, įsivaizduoti, kad jis tas kamuoliukas, ir jo judesys atsiliepia tam kamuoliukui. Ir jeigu aš pasvirsiu žemyn, tai ir tas kamuoliukas, tarkim, kils aukštinė, aš pakrypsiu vieną šoną ir tas kamuoliukas pakryps į šoną, ir reikia į tą skylutę, tarkim, tą kamuoliuką kompiuterį įridenti. Ir žmogus turi visaip siūbuoti pirmyn, ten atgal, į šonus, kad tas kamuoliukas patektų jam reikiamą vietą, ir vėl žiūrima, ar besiūbuojant tam žmogui pačiam tas kamuoliukas ar įkris ir ar žmogus nepargrius. Ir jeigu jisai grius, tai jisai gan saugiai įmontuotas į tokius diržus ir nesusižeis. Tai šita posturografija, tai ir dinaminė pusiausvyra, ir statinė analizuoja, kaip ir judesį ta pusiausvyra išlaikoma, ir kada tiesiog stovėti reikia, kaip išlaikoma. Tai tikrai labai įdomus būdas ir tikriausiai tikrai nenuobodus, nes su juo ir treniruotis turėtų labai būti įdomu. Ir visi duomenys visada fiksuojami, užrašomi, ir tie lygiai galima didintis, toks kaip kompiuterinis žaidimas, tik kad jis toks gan saugus ir įdomus turėtų būti. Tai galbūt laikui bėgant, dabar tai sunku pasakyti, gal ir yra kažkur tyrimus Lietuvoje atliekančiose vietose tokie metodai, tokie aparatai, jų aišku yra labai įvairiausių, čia jau toks pavaizduotas labai modernus, bet dar taip nieks labai nesigiria, kad naudoja kažkur gydymosi įstaigas, bent jau kažkaip man tai neteko matyti. Tai vėlgi dabar keliaujam pro tų testavimų, paprasčiau negu tas metodas, kurį aš papasakojau apie kurį. Tai išbandysime stotis ir eiti testą. Tai čia šis testas toks paprastas, nereikia kažkokios specialios įrangos, kažkokių įgūdžių, lengvai atliekamas, ir svarbiausia turėti tokį paviršių, atstumą 3 metrų.
didesnį, vienodą tą paviršių, kad nebūtų kažkokių kliučių, nes reiks eiti. Tai vėlgi, ko mums reikia, tai kėdės, čia net aprašyta, kokios gali prireikti, atsisėsti reiks ant tos kėdės, atsiremti į atlošą net, kad tvirtas tas sėdėjimas būtų, nes dar vertinsim ir kaip žmogus atsistoja. Ir nuo kėdės reikia atskaičiuoti tos 3 metrus ir pastatyti kažkokį skiriamąjį ženklą, nes nuo to ženklo reiks pareiti atgal. Ir davus ženklą, žmogus, kurį testuojame, turi eiti iki pabaigos, apsisukti ir vėl grįžti, atsisėsti vėl atgal į savo kėdę. Jeigu žmogus naudoja pagalbinės priemonės, tai turėtų jisai ir pasiimtas pagalbinės priemonės. Tikrai negalima, jeigu žmogus vaikšto su vaikštynė, neleisti jam naudotis tą vaikštynę ir daryti tą testą. Reiktų, kad jisai eitų su tą vaikštynę. Tai vėlgi ar lasdelė, ar dar kita ta priemonė, kuri įprasta jo buity. Ir matuojamas tiesiog laikas, per kiek tas tyriamasis nuėjo nuo starto iki grįžo atgal, apsisuko ir grįžo atgal. Ir ta rezultatų, taip, to jaus analizė yra tokia, kad jeigu žmogus net nesugebėjo atsistoti nuo kėdės, nes būna ir tokių žmonių, kurie eitai dar eina, bet atsistoti yra, jiems atsisės dar gali, bet jei atsistoti yra labai sudėtinga. Arba labai ilgai užtrunka nuo tos kėdės atsistoti, tai iš karto aišku, kad čia jau bus reikalų ir ta rizika yra, tokia labai matoma, labai rimta, reiktų sunerimti. Ir jeigu daugiau negu 30 sekundžių tas žmogus nueina tą atstumą, tai rizika didėja. Jeigu mažiau negu 10, tai labai čia gerai, labai maža ta rizika, greit žmogus nuėjo, parėjo. Vėlgi tas ėjimas turėtų būti natūralus, kaip mes einam, bet kas matosi testuojant žmonės, kad visgi jie skuba, visi skuba, bet svarbiausia, kad nebūtų tikrai labai jau nenatūralus tas skubėjimas, ta eisena turėtų nebūti labai pagreitinta. Kitas yra toksai mėginys, kurį vėlgi galima atlikti, tai jisai susideda iš tokių vėlgi 3 etapų, kad įvertint, nes iš tikrųjų neužtenka tiesiog vieno mėginio, turim tikrai įsitikinti, nes dar vienas tikrai nieko nereiškia, reiktų daugiau paanalizuoti, ar tikrai tai yra tiesa, tikrai teisingus tos rezultatus rodo tas mūsų atliktas tyrimas. Tai mėginį sudaro 3 pozicijos, vienur kojos yra suglaustos kartu, antroji, kad viena pėda šiek tiek išlindusi į priekį ir trečioji, kad yra koja už kojos pastatyta tiksliai į vieną tiesią liniją. Ir šitas paskutinis pastatymas yra pati svarbiausia dalis ir dėl jos mes čia ir bandome tuos visus kitus, nes tie visi yra palengvinti, mažinant po truputį atramos plotą statymai. Jeigu jau jų žmogus netlieka, tai vadinasi tikrai negali iš karto daryti ir to kojos už kojos pastatymo, nes tai yra pavojinga žmogui, kuris negali tiesiog kartu suglaudus kojų išstatyti. Tai vėlgi tyrimo metu labai svarbu atpalaiduoti rankas su pagalbinėmis priemonėmis, tai vėlgi jeigu žmogus nuolat naudoja, kodėl nepabandyti ir su tomis pagalbinėmis priemonėmis, tai aišku tikrai nebus objektyvu, nes yra pagalba, bet irgi iš karto daryti be jų, gal irgi šiek tiek pavojinga, tai būtų geriau pasiimti pagalbinę priemonę, pažiūrėti, ar jinai padeda, ar jinai tinkama, ar išstovima su ja, o jeigu jau matome, kad puikiai su ta pagalbinė priemonė, nereikia ten labai daug pastangų, tada bandyti ir be jos padarytą testą, tik aišku labai saugiai, atsargiai tada, nes jau žmogus, kuris nešioja pagalbinę priemonę turi šalia, tai jau ir tokie testai turi padidinto dėmesio sulaukti, šalia turi būti galbūt žmogus, kuris prižiūrės, atrama šalia vėlgi kažkokia turėtų būti, kad maksimaliai saugumą suteikti. Vėlgi dabar kokie čia tie rezultatai turėtų būti, kaip ir minėjau,
Jeigu žmogus pirmos ir antros padėties, tos kojos kartu su statymu, su glaudimu ir truputėlį iškišimo vienos pėdos į priekį, reiktų pabandyti ir vieną koją į priekį šiek tiek pastatyti ir po to apkeisti kitą koją, pasižiūrėti, ar yra skirtumas. Tai jeigu nepavyksta šitų dviejų pirmų padaryti, tai viskas, mėginys neatliktas ir tikrai gal net ir nereiktų iš tikro daryti to paskutinio, nes faktas, kad jisai yra sunkiausias ir jeigu prieš tai tų dviejų nepavyksta padaryti, nes sviruojama labai stipriai į šonus, tai ir paskutinio geriau nedaryti. Ir jeigu su ta kojų už kojos sustatymu išstovimo daugiau negu 10 sekundžių, tada dar tos rizikos didelės nėra, bet jeigu išstovimo mažiau negu 10 sekundžių, tai rodo, kad rizika griuvimų padidėjusi yra. Tai čia vyresniems žmonėms būtent tos rekomendacijos. Yra ir tokių testų kaip flamingo testas, čia jau toks sunkus testas, jau vyresniems žmonėms nerekomenduojamas jisai daryti, daugiau mokyklinio amžiaus moksleiviams atliekamas, nes čia reikia stovėti ant vienos kojos ir darant tokio specialaus buomelio, kuris ten turi savo išmatavimus ir čia reikia išstovėti per minutę, kuo daugiau minutę išstovėti ir stebėti, kiek kartų čia krentama nuo to buomelio. Na, tai vyresnio amžiaus žmogui tie kritimai ir taip nelabai rekomenduotini, tai pavojingi yra, tai geriau ir neprovokuoti šito testo metu. Tiesiog, parodau, kokių dar yra tų vertinimų, jau čia tiesiog sunkesnių jaunesniems žmonėms. Ir radau irgi tokį įdomų testą, medis, kaip ir kažkokių mokslinių tyrimų nesuradau, kuo iš čia pagristas paremtas, bet radau sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre sveikatos biure tokį lankstinuką ir čia buvo šitas pateiktas testas. Jisai įdomus atrodo, gan skamba taip įdomiai. Ta padėtis tokia įdomi, aišku, jau jeigu nepadarėme prieš tai buvusių tų testų, kuriuos minėjau stotis ir eiti, ar tą koją už kojos pastatymo, tai ir šito geriau net nebandyti atlikti, nes jis jau yra toks sudėtingesnis čia tiems žmonėms, kurie puikiai susitvarkė su prieš tai minėtais testais. Tai kaip jisai atliekamas šitas testas, tai stovėti ant vienos kojos, kitą sulenkti per kelį ir padą tremti į kojos tą vidinę dalį, kuri ištiesta. Ir tada pakelti dar rankas į viršų, delnus suglausti, alkūnes kuo arčiau link ausų pritraukti. Na, čia kaip pavaizduota paveikslėlį yra jogos asana tokia, tai čia tikriausiai ir yra būtent ta asana ir joje reiktų išstovėti kuo ilgiau. Tai atsimerkus, tik nuo atsimerkus pradėti reikia, tai jeigu mes atsimerkiam ir išlaikom tiek daug ilgai minutę, tai labai gerai, ten mažiau jau gerai, vėliau, jeigu dar mažiau blogai ir užsimerkus, tai čia iš viso yra sunku, aišku, tie normatyvai yra sumažinti, bet užsimerkus mums visiems yra sudėtinga išsilaikyti, nes mes prarandam vieną iš savo sistemų, kuri padeda mums pusiausvirai išsilaikyti, duoda supratimą, kas čia vyksta aplinkoje ir kaip kūnui reiks elgtis, kaip susitvarkyti, pagauti save erdvėje, suvokti ir tuo pat metu tarsi duoti signalą, kuriuos šie raumenys reiks įtempti. Mažiau tų netikėtumų atsimerkus yra, užsimerkus yra žymiai visiems sunkiau, ne tik vyresnio amžiaus žmonėms. Ir jeigu nepavyksta atsimerkus padaryti, ir pavyzdžiui šito testo, tai tikrai geriau užsimerkti, nebandyti, nes faktas, kad dar bus sunkiau. Jeigu visai neblogai atsimerkus sekasi, tai galim pabandyti užsimerkti ir užsimerkus pabandyti padaryti. Vėlgi, jeigu norim treniruoti, kad užsimerkus mes labai balansuotai stipriai jaustumėmės, tai pradėti nuo to, kad užsimerkt trumpam pabūt, sekundę, dvi, atsimerkt, vėl užsimerkt ir taip palaipsniui didinti tą užsimerkimą, tikrai neužsimerkti ir laikytis iki nugriuvimo, po truputėlį adaptuotą kūną. Jeigu vėlgi darom tuos testus ir nešiojam akinius, tai vėlgi tikriausiai būtų labai gerai, kad tuos akinius ir užsidėtumėm, nes jeigu nuolat nešiojam, tai padeda mums gerai matyti, vertinti aplinką ir nusiimam ir nieko nematom, tai beveik prilyksta kaip užsimerkimui ir žmonėms paprastai nusiėmus akinius, jeigu jiems yra reikalingi, tai sukelia tikrai didesnių tų pusiausvyros problemų, tai ta pagalbinė priemonė visgi reikalinga.
Ir dabar pereinam prie gyvenimo kokybės. Tai visgi daugelis tyrimų rodo, kad ta gyvenimo kokybė susideda iš įvairių gerovių. Tai ir fizinės, psichinės, dvasinės ir tokio socialinio ryšio su aplinka buvimo. Ir iš tikrųjų vyresnio amžiaus žmonės teigia, kad blogėja laikui bėgant ta jų gyvenimo kokybė. Ir kuo vyresnis žmogus, tuo dažniau pradeda skųstis, kad prastėja gyvenimo kokybė ir jinai dažniausiai būna susijusi su sveikata prastėjančia, tai būtent su ta fizinė gerovė, nes čia toks irgi ratas, jei viena gerovė sutrinka, tai dažnai ir kitos reaguoja. Ir vėlgi vertinant buvo tyrimai atlikti, kad žmonės buvo apklausiami, ar jie patenkinti savo fizinę sveikatos, tai yra būklę. Ir iš tikrųjų, lyginant su jaunesnio amžiaus žmonėmis, tai senjorai teigia, kad jie vidutiniškai tai patenkinti jie, mažai patenkinti iš tikrųjų, o tuo tarpu jaunesni žmonės, labiau savo tą sveikatą patenkinti. Būna, aišku, ir tų jaunesnių žmonių tarpe, kur norėtų, kad gal geriau jaustųsi, bet, akivaizdžiai skiriasi. Tai rodo, kad tikrai senstant ta sveikatos būklė keičiasi, žmonės tą jaučia ir sieja su gyvenimo kokybės prastėjimu. Taip pat yra ir psichinė gerovė, tai ne tik fizinė, bet ir turim iš vidaus su savo emocijom gerai jaustis, savimi, su neigiamais įvairiais jausmais, savivertė, dėmesiu savo, jaustis gerai. Tai tokia jau nematoma tas rytis, bet ji irgi labai reikšminga ir kartais gal ta fizinė gerovė ir yra užtikrinta, bet su psichinė nėra gerai. Ir tada irgi ne ką mažesnė problema atsiranda. Vėlgi, kita sritis yra dvasinė, būtent irgi gerovė įvardyjama žmonių kaip labai svarbi, tai jau čia su asmeniniais įsitikinimais, religija siejama, kad tiesiog viduje tas balansas yra nuolat jaučiamas ir žmogus jaučiasi saugus ir vėlgi abi kažkokios psichinė ir dvasinė gerovė, jeigu yra 100% užpildytos, tai gal ir ta fizinė gerovė, negerovė fizinė netokia jau baisi ir ji gal ir egzistuoja, yra, bet žmogus jaučiasi ramiau, mažiau jautriau, netaip jautriai reaguoja galbūt į savo tą negalę kažkokią turimą. Taip pat ir socialinis ryšys įvardyjamas su aplinka kaip labai svarbus, tai santykiai įvairūs su žmonėmis, kur tiesiog ir socialinį tą pasiskirstimą lemia, ir tą pasitikėjimą savimi neša, ir savirealizaciją kūrė, kad mes galim save realizuoti būtent per aplinką socialiniais tarp asmeniniais santykiais. Ir įvardyjami buvo irgi tokie veiksniai, kurie blogina mūsų gyvenimo kokybę. Žmonės išskyrė tam tikras sritis, jau ne taip grubiai kaip prieš tai tas sritis apžvelgiau, bet į tokias mažesnius punktus suskirstę. Tai vėlgi pati pirma tokia svarbiausia žmonėms yra sveikata ir kad jeigu jos nėra, tai gyvenimo kokybė labai labai stipriai ir akivaizdžiai krenta ir tada labai sunku ir tas kitas visas sritis užpildyti. Tarpusavio irgi įvardyjami santykiai šeimoje, vėlgi, jeigu jų nėra, kažkas blogai, tai ir ta tikriausiai psichologinė savijauta nekokia ir vėlgi nustelbia kartais mūsų vidinis skausmas ir kūniška tas skausma. Užimtumas irgi, tai čia kaip socialinė galbūt veikla daugiau, kad žmogus turi ką veikti, jaučiasi reikalingas, be abejo finansinė gerovė, čia tikrai ne tik vyresnio amžiaus žmonėm tikriausiai aktuali tema, kad kuo mes daugiau pinigų turim, tuo jaučiasi ir sveikata, aišku, ir visa kita, tai jaučiamės, kad ta gyvenimo kokybė yra gera, gyvenimo irgi sąlygos, kuriuose esame, santykiai su aplinka, savarankiškų sprendimų prieimimas irgi įvardinami prie labai svarbių veiksnių, kurie svarbus mūsų gyvenimo kokybė. Ir jeigu jų nėra, jaučiamės blogai ir nejaučiam tokio išpildymo savęs.
Kita labai svarbi sritis, dėl kurios atsiranda ir pusiausvyros problemos, ir griuvimai, ir įvairūs eisenos tokie momentiniai galbūt pakitimai, tai yra miego problemos. Čia labai dažnai žmonės vyresnio amžiaus turi šioje srityje problemų ir tai irgi įvardyjama kaip senėjimo toks požymis tos miego problemos. Ir jos labai akivaizdžiai susijusios su griuvimais ir labai konkrečiai prisideda prie tų ir iš tikrųjų žmonės, kurie patiria miego sutrikimus, būtent vyresni žmonės, tai jiems ir padidėja griuvimų rizika ir tikrai yra irgi atliktų tyrimų ir jeigu buvo ilgą laiką ta miego problema ir jinai tęsiasi, tai per 12 mėnesių žmogus net gali patirti griuvimą kažkokį, nes kūnas tiesiog nusilpsta, nebebūna toks budrus ir tikriausiai visi žinom, kaip jaučiamės, kaip trūksta miego, tai tikrai sunku įvardinti, bet būna blogai. Tai miego irgi vyksta fragmentacija, tai reiškia, kad žmogus labai daug kartų per naktį pabunda ir tas pabudimas neleidžia jam išmiegoti tų visų tiesiog lygių miego, kad maksimaliai atsipalaiduotų ir kūnas, ir protas. Ir tai reiškia, kad žmogus gal ir išmiegos tas valandas, bet pasikėlęs nebus pailsėjęs, nes jisai dažnai pabusdavo ir gali būti, kad pabunda kokį kartą ir net užmigt sunku išsibūdina. Taip pat paviršinis miegas, tai gali būti negilus miegas, neįveikia jisai tų visų fazių, užsilieka pirmoje ar pirmose ir vėlgi neleidžia pailsėti mūsų smegenims, nevyksta tas kokybiškas poilsis. Sunku labai daugam užmigti, tai čia irgi ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, bet vyresnio ypač sunkiai ten užmiegama, vartomasi. Ir tada vėlgi sunku užmigt, po to vėl reikia keltis ir sumažėja miego trukmė ir vėl žmonės jaučiasi nepailsėję. Be abejo, dar irgi yra ankstyvas pabudimas, kas labai dažnai vyresnio amžiaus žmonėms būna, kad atrodo anksti nueina miegot, bet labai dar anksčiau pabunda. Tai apskritai miego sutrikimais tai net apie 57% vyresnio amžiaus žmonių turi nusiskundimų ir vieniems pagerėja laikui bėgant, o kitiems taip ir nepagerėja, taip ir lieka tos problemos. Yra labai irgi ryški sąsaja, kai žmonės turi nerimą, depresiją, kažkokių psichologinių problemų, tai iš tikrųjų ir ta miego kokybė būna suprastėjusi, kad nebūtinai miego kokybė įtakoja nerimą ar depresiją, tai gali būti ir atvirkščiai. Ir tas mieguistumas dieną gali būti, naktiniai košmarai žmonėms patiriantiems stresą dažnesni, irgi tuo pat metu miegas prastėja miegas, prastėja pusiausvyra ir prastėja visų sistemų mūsų darbas ir didėja griuvimų rizika. Tai miegas labai labai svarbi tema, kaip ir judesys, labai labai reikšminga, nes jeigu blogai miegosim, tai faktas, kad ir sportuoti nelabai seksis, nes kūnas tiesiog pavargęs, nualintas ir tikrai tekom sutikti žmonių tokių, kurie tiesiog dėl didelio patiriamo streso kurį laiką labai prastai miegojo, gėrė medikamentus ir iš tikrųjų mačiau tos žmonės, kai nereikėjo jiems tų medikamentų ir nebuvo tokio įtempto laikotarpio, tai visiškai skirtingi žmonės, nes labai, labai jiems sunku ir sportuoti, labai sunku ir tada jau reikia daryti tikrai kuo lengvesnę tą mankštą, nes didelis intensyvumas tai jiems iš viso būna po to dar ir pablogina kartais situaciją. Ir miego kokybė, kas trikdo, tai miegą trikdantis kvėpavimas, prasideda įvairūs knarkimai, kriokimai kažkokie neaiškus, tai irgi pakinta, vadinasi, mūsų kūno funkcijos ir keičiasi kažkas jame, kad atsiranda tokie reikalai, kojų judesiai aktyvūs miego metu, dažnai žmonės ir neramių kojų sindromą turi, tai reiškia, kad pradeda ten kažkaip judinti tas kojas, pardytis, net ir miego metu gali būti.
Ir tada vėlgi, šiaip mes turim judėti miego metu, tikrai turim ir reikia, kad judėtumėm, nes jei sustingtumėm ir ten 8 valandas miegotumėm vienoj padėti, tai tikrai mūsų kūnas ryte nepadėkotų, tikrai kažką jaustumėm negero, tai mes nuvartomės tarsi miego metu, bet kada per daug to judesio, tai irgi nėra gerai, vyresnio amžiaus žmonės net ir iškrenta iš lovos dažnai ir tas iškritimas yra lemiamas, labai daug atsitinka šlaunikaulio kaklelių lūžių, kurios vėliau komplikacijos išauga ir vėl baigėsi tikrai nekaip. Be abejo, minėtas medikamentų vartojimas, tai kartais blogas miegas, reikia vaistų, išgeriam vaistų, tie vaistai turi pašalinį poveikį, irgi griuvimo, tai kaip ir nemiegosim didelė tikimybė griūt, bet kaip ir gersim vaistus, irgi dėl šalutinių poveikių gali būti tikimybė griūt. Tai reikia tikrai stengtis ieškoti kuo mažiau kenkiančių priemonių, kaip išspręsti miego problemą. Psichinės be abejo problemos, tai kaip ir minėjau, kad tikrai irgi jos kenkia mūsų miegui, košmarus sapnuojam, nerimastingai, negiliai miegam, ritmo širdies pokyčiai irgi, jeigu yra kažkokie, tai irgi galim pabūsti nuo kažkokio širdies plakimo išsigandę būti, įvairūs kiti nematomi tokie dalykai, kaip homeostazės, hormonų įvairių funkcijos pokyčiai, irgi jie įtakoja, kad kažkaip karštis pila naktį, negalim užmigti ar atsibundam išpilti karščio būtent, tai yra ar kvėpuoti, dusimas kažkoks atsiranda, irgi neaiškus ir labai išsigastam ir pabundam, tai irgi visa tai yra jau su ta nematoma vidinė kūno pusė. Aplinkos poveikis svarbus, jeigu ten triukšmas kažkur nuolatinis, tai tikrai irgi neišsimiegosim, jeigu šalia ten vyras knarkia ar žmona, irgi labai sunku išsimiegoti ir tikrai skundžiasi kartais žmonės ir mato akivaizdų skirtumą, kai miega vieni ir kai šalia sutuoktinis neleidžia miegoti ir tai vargina ir tai irgi atsiliepia mūsų ir fiziniai būkliai ir lygiai tas pats kaip ir medikamentai gali būti, jeigu neleidžia aplinkos poveikis miegoti. Bet tik tiesiog lengviau ieškoti sprendimų tikriausiai priežasčių. Maistas, gėrimai be abejo, tai prisivalgius tikrai galim sapnuoti nelabai kokius sapnus arba ten vartytis dėl virškinimo veiksmo naktį, kur viskas ir taip lėtėja ir dėl to nerekomenduojama naktį prisivalgyti. Gėrimai irgi, jeigu daug prigersime, tai į tualetą galim lakstyti, dar neaišku, ką išgersime, gal ir aktyviai labai nuteiks prieš tą naktį kažkoks gėrimas, tai tas miegojimas irgi, jeigu dažnai į tualetą reikia lakstyti, tai nebūna labai gilus, paviršinis, dar negana to, jei bėgsim naktį į tą tualetą greičiau, tai galime ir užkliūti kažkur, vėl padidinam savo griuvimų riziką. Iš tikrųjų labai daug prie to aplinkos poveikio dar yra manoma, kad įtakos turi labai didelės televizorių žiūrėjimas, kompiuterių naudojamasis, telefonu naudojamasis irgi čia labai aktualu dažnai būna, taip pat apšvietimas irgi, jeigu kažkoks labai ryškus, tai būtent ta spinduliuotė, kuri sklinda iš ekranų, iš šviestuvo galbūt, gali apgauti mūsų smegenis, kad jos pagalvoja, kad čia diena ir dar nereikia miegoti ir taip apsunkina užmigimą. Tai tikrai, jeigu čia tik tokia priežastis, tai lengviausiai jos atsikratyti, bet dažnai pagyvenę žmonės turi ir rimtesnių problemų, o miego iš tikrųjų vyresnio amžiaus žmonėms, tai reikia kažkur irgi 7-8 valandų, tai vėlgi ir be abejo, ką daryti, jeigu kaip elgtis, jeigu turim miego problemų, ir manom, kad čia yra labai svarbi priežastis ir mūsų dažnų kritimų ir savijautos bendros, tai iš tikrųjų reikia surasti tą priežastį ir kas yra ne taip, kodėl, ar aplinka kalta, ar mano emocinė savijauta, ar prieš tai irgi išvardinti tie veiksniai, kas kaltas dėl to, kad tas miegas toksai, kame problema, ar
ar tiesiog vaistai kažkokie šalutinis poveikis, ar mažai judesio galbūt, nes viena iš pagalbų priemonių yra fizinis aktyvumas, tik aišku, vėl jisai neturėtų būti kažkoks intensyvus ir prieš miegą atliekamas. Gali būti prieš miegą atliekamas, bet tai turėtų būti lengvas kažkokie tempimai, kvėpavimo pratimai, tai kas neaktyvina mūsų sistemų. Ir vėlgi tas fizinis aktyvumas tiesiog gerina ir emocinę savijautą, ir cirkuliacija kūno kraujyje, limfos gerėja ir visas tas lėtinės problemas sprendžia ir tiesiog žmogus bendrai gerina savo savijautą per fizinės veiklas, stiprina savo kūną ir automatiškai jis yra ramesnis ir tas miegas irgi tampa geresnis. Taip pat labai padeda dienos režimas, kad nepersidirbti, ne per mažai judėti irgi tą dieną, pasidaryti kažkokius planus, laiku eiti miegoti, nes mėgsta vyresnio kai kurie amžiaus žmonės, aišku, jau jie ir jaunystėje miego dažniausiai, kad tenka apsiklausinėti, išgirsti, kad labai naktinėt mėgsta ir tada vėlgi tas miegas nėra labai kokybiškas, nėra visgi toks efektyvus ir visgi geriausia tikrai, priklausomai koks ar žiemos ar vasaros metas, bet eiti 9-10 bent jau iki 11 valandos, stengtis užmigti ir tada pradėti rytą jau su saulės švietimu pro langą. Ir be abejo, labai svarbus tas vidinis mūsų balansas, tai vėl jisai kūriamas ar ten meditacijos būdais, ar psichologiniais kažkokiais metodais, psichologinio gerinimo, emocinio. Tai labai svarbu surasti savo viduje tą ramybę, nes ta vidinė ramybė irgi labai svarbi ir įtakoja net kartais ir mūsų kūną. Ir be abejo, tas fizinis aktyvumas visur čia minimas, visur yra labai svarbus, su viskuo susijęs ir jisai yra tikrai vienas iš tų raktų, kaip ir miegas greičiausiai visų lėtinių ligų prevencijų mažinimui. Tai jeigu neturėsim tų lėtinių ligų, mažiau griūsim ir geriau miegosim ir tuo pačiu mažės mūsų griuvimų rizika, traumų mažės patiriamų, gal ir krisim ir pargriūsim ir gal ir ten neblogai pargriūsim, bet jei kūnas bus stiprus, tai atlaikys ir visus griuvimus ir nieko ten blogo nenutiks. Taip pat mažina visokius funkcinius apribojimus, skausmus, nes irgi tas skausmas tai gali trukdyti ir eisenai, ir pusiausvyrai, ir nakties metu, jeigu skaudės, tai tikrai neišsimiegosim gerai ir viskas čia apsipins, susipainios ir baigsis tuo, kad griuvimų rizika gali padidėti. Taip pat ir net nuo kognityvinių funkcijų sutrikimo, tai nuo visokių demencijų irgi mąstymo irgi tiesiog irgi savotiškas lavinimas būna, jeigu ten ypač darysim tokius judesius, kurių niekada nedarim, tai tikrai savo smegenis taip pat versim dirbti, kaip čia joms reiks. Aišku, tas darbas truputį kitoks bus, jisai bus susijęs su mūsų kūno valdymu, bet irgi kodėl žmonės, kai kurie mėgsta judėti ir mėgsta tą fizinį aktyvumą, nes jiems padeda pamiršti kažkokius rūpesčius, smegenys nukreipiamos truputį į kitą sferą, į kitą sritį, joms irgi reikia dirbti, reikia galvoti, kaip čia tą ranką pakelti į viršų, o koją ten atgal, kaip tuos du kažkokius skirtingus veiksmus sulipdyti į vieną turi, bet mąstyti, bet tas mąstymas yra truputį kitoks ir jisai leidžia mums labiau susipažinti su savo kūnu, kontroliuoti, gerina gyvenimo kokybę bendrai paėmus, tai fizinis aktyvumas yra labai svarbus nuolat. Ir dabar pradėsime apie pratimus, pateiksiu keletą tokių pratimų, kurie pirmieji 3 pusiausvyrai lavinti, sekantis bus labiau susiję su bendrai labai reikšmingais dalykais, po to paminėsiu kodėl. Ir vėlgi šie parodyti pratimai, jie neturi būti vieninteliai jūsų pratimų programoje, reikia tikrai ir daugiau pratimų ir tiesiog reikia žinoti, kokių tų pratimų greičiausiai reikia, nes kiekvienas iš mūsų yra skirtingas ir gal ir šitie pratimai, kurie parodyti, jums yra arba per sunkus, per lengvi, tai dar nieko tokio, svarbiausia, kad nebūtų per sunkus ir nesuteiktų kažkokios žalos. Tai pirmasis pratimas atrodo taip, kad kaip ir testas, kurį analizavome, tai atsistoti, suglausti pėdas, kartu laikyti jas suglaustas ir tiesiog pabandyti išstovėti. Būtų labai, net ir reikia
kad šalia būtų ar siena, ar šalia kažkoks žmogus, kuris galėtų prižiūrėti, kad neatsitiktų griuvimas netyčia ir kad norėdami sumažinti griuvimus, nepadidintumėm tų griuvimų. Ir jeigu naudojamės kažkokiam pagalbinėm priemonėm, tai irgi turėtų jos būti kartu, šalia, arba turim būti įsitikinę, kad galim padaryti tą pratimą be pagalbinės priemonės. Jeigu ir su pagalbinė priemonė mes nesijaučiam labai gerai, tai tada iš viso tikrai tie pusiausvyros pratimai, ne nuo jų reikėtų pradėti. Reiktų pradėti nuo tų raumenų stiprinimo, tų raumenų, kurie nedaro savo funkcijos, tiesiog kurie turėtų dirbti. Tai kaip atrodo tas pratimas, tai atsistojom pradžioj, tiesiog atsistojom ir pastovim, atsimerkus pastovim, neužsimerkiam, tiesiog išstovim, pažiūrim, ar viskas gerai. Jeigu viskas gerai, labai puiku, galim pasunkinti tą pratimą ir truputį pridėti įvairius rankos judesius. Galim į tas rankas pasimti svarelius, elastinės juostas, kažkokį kitą svorį ir daryti įvairius judesius. Kokius ten jau besugalvosim. Čia vienas pavyzdys, bet galim ir daugybę kitų padaryti. Tuo pat metu išlaikysim pusiausvyrą, duosim signalą savo kūnui, dar kartą parodau, savo kūnui išlaikyti mus ir dar įterpiam, ir rankas galim stiprinti, jeigu kažką juose dar laikom ir su svoriu susijusius dalykus. Tai čia tas rankų judinimas apsunkina mūsų tą pusiausvyrą, nes jau yra toks dar balansavimas iš kitos pusės, kad išsilaikytumėm. Ir padarome tą vėlgi tikrai nebūtina ilgai. Jeigu lengva, tai galim naudoti kaip ir apšilimo būdą, apšilimo pratimą šitą parodytą judesį ir iki maksimum minutės su tais rankų judesiais galim pabandyti padaryti. Jeigu sunku, tai tikrai pradėti nuo trumpiau ir vėliau palaipsniui didinti, ilginti tą trukmę. Sekantis judesys yra vėlgi iš to testo, kaip žinom, koją už kojos sustatyti. Jeigu nesigauna per sunku, tada truputėlį arčiau ir vėl pradžiai tiesiog išstovėti. Jeigu puikiai sekasi išstovėti, nėra problemų, vėl truputį tarsi sunkinam, įtraukiam rankas ir vėl judinam rankas. Yra žmonių, kuriems, tarkim, išstovėti ramiai yra sunkiau negu su rankų judinimu. Tai vėl gali būti, kad ta statinė pusiausvyra yra apsunkinta, ir tada reiktų ir treniruotą statinę pusiausvyrą, bet vėl čia sunkesnis pratimas, reikia, kad būtų maksimaliai saugi aplinka, arti siena, arti žmogus, kuris gali prižiūrėti, padėti ir įsitikinti, kad mes gebam šitą pratimą daryti. Ir vėl tie mostai įvairūs, gali būti laikomi svareliai kumščiuose arba juostos ir atliekami įvairūs judesiai, pasunkinama ir išjudinami ir sąnariai, jeigu be svorio atliekami šitie pratimai. Sekantis pratimas jau nebe pusiausvyrai yra skirtas gerinti, bet bendrai tiesiog tam judesiui, kurį mes kiekvieną dieną darome ir darome daug kartų, bet labai ne visi įvertina, ar gerai daro. Ir daugelis iš mūsų nelabai gerai daro tą atsisėdimą ant kėdės, nes labai dažnai, kad tenka matyti, kad sėdantis ant kėdės būna jau priartėjęs sėdmuo prie kėdės ir pliumpt būna toks atsipalaidavimas, kūnas sudrimba tarsi ant kėdės. Taip pat kitas pastebėjimas, keliai dažnai irgi sėdant pas žmonės eina į vidų, jie eina sėdant, juda į vidinę pusę ir taip irgi žalojami kelio sąnariai, apkraunamos vietos, kurios neturėtų būti tiek daug apkraunamos, tai keliai visada vienoj linijoje arba net truputėlį plačiau.
Vėl galima įtraukti rankas sėdinėjant ir tikrai nereikia čia daug pasėdinėti, apie 10-15 kartų kartais ir tas 3 kartus, bet kokybiškai atliktas pratimas yra daug geriau negu ten 100 kartų, bet kaip. Tai vėl sėdant ir pėdos turi įsispirti į žemę, kulnais turim įsiremti, pakiltą ne iš kojų, turim jaus, kad mus kelia kojos, o ne tiesiog inercija kažkokia į viršų, turim įtempt raumenis ir pakiltą atsisėsti. Kad tikrai jaustumėm savo kojas, kad jos čia treniruojasi ir daro darbą. Vėlgi, jeigu darant pratimus jaučiat, kad yra skausmas kažkoks ir šio pratimo, tarkim, metu jaučiat, kad nugarą skauda, kelius skauda, tai geriau nedaryti to pratimo, tikrai geriau pradėti nuo kažkokių lengvesnių, paprastesnių, nuo tų greičiausiai, kurių reikia, kad ateitumėm iki to, kad galėtumėm patys atsisėsti, padaryti tuos pritupimus netaisyklingai. Tas atsisėdimas vėlgi mums gali praversti, jeigu kartais nukristumėm, kaip mokėmės prieš tai seminaruose, ką daryti, kaip pargriuvus savo padėti, tai irgi iš to paskutinių žingsnių, tai ateiti ir atsisėsti ant kėdės. Tai turim galėti atsisėsti ir atsistoti nuo kėdės, kad ir testą, kurį šiandien nagrinėjom, padarytumėm stotis ir eiti, ne, kad neužtruktumėm ant tos kėdės, nueit galėtumėm, o atsisėsti ir atsistoti, nelabai atsisėsti, tai galėtumėm, bet atsistoti labai dažnai žmonėms būna sunkiau negu atsisėsti. Kitas labai smagus pratimas, jisai čia jau pusiausvyros lavinimui, viso kūno balansavimui, toks jausmas, kaip ant kažkokios banglentės sėdėjimas būtų vandenį, labai toks tikrai žaismingas, smagus pratimas, patinka labai žmonėms visiems, tai atsisėst ant kamolio, jeigu neturim kamolio, pilateso tas kamoliukas toks minkštas, jeigu neturim, galim pasiimti kažkokią pagalvėlę minkštesnę, tokią labiau kažkokia išpūsta, galim, platforma yra nestabilios tokios platformos, tokie blyneliai ar tokie kalneliai tarsi naudojami, tai ir ant jų galim pabandyti ir atsisėst ant kažkokio to, tarkim, kamoliuko, ištiest kojas, stengtis išsitiest visų kūnų kiek įmanoma, atsiremt kulniukais į žemę ir toj paleidžiu ir bandyti išsibalansuoti, išsilaikyti, tiesiog bandyti išlaikyti pusiausvyrą, kad nenukrist, kad kuo ilgiau ir stabiliau išsilaikyti šitoj padėty ir atrodo žiūrint, kad labai čia lengva, bet iš tikrųjų kūnas visą laiką toks dreba, juda, ta liemens kontrolė vyksta, nes čia tikrai ne tik kojų darbas, bet ir tos viršutinės kūno dalies įsitempimas, liemens raumenų įsitempimas, pasunkinimas užsidėti jau koją ant kojos ir vėl bandyti susibalansuoti, nenugriūti, jeigu dar užsimerksim, bus dar sunkiau. Čia jau gal arti žemės netai baisu jau ir tą griuvimą daryti, tik aišku, vėlgi nereikia išsigąsti, nes tas išsigandimas svyruojant irgi dar toks inercija kažkokią padaro ant rankos, taip visų svorių atsiremia, būna žmonės taip negrakščiai leidžiasi, tai vėl gal šalia sienos daryti tą pratimą, kad jeigu jau siubuosim, kad žinotumėm, į kurią ten pusę atsiremti, kad nenukrist. Ir pabandyti pasilaikyti ir galima ir reikia būtinai pakeisti kojas ir vieną pusę pabandyti ir kitą pusę pabandyti ir jeigu matom, kad viena koja labai gerai mūsų laiko, kita jau nebelabai, vėl galim įtarti, kad yra kažkoks kūne disbalansas, kodėl taip vyksta ir apskritai ir tą, kur darėm pusiausvyros pratimą, kur koja už kojos pastatom, vėl jeigu vieną koją pastatėm labai neblogai, mes ten laikomės, galim viską daryti, o kita atsistojam ir kažkaip nesilaiko, tai faktas, kad jau kažkas yra su raumenų disbalansu. Reikia ieškoti silpnos grandies, nes kažkas ten laiko ne taip ir reikia spręsti problemą tikriausiai iš giliau kažkur. Jeigu su abiem pusėm, didelė tikimybė tai, kad taip gali būtent pusiausvyros bėdos nesilaikoma.
Kitas pratimas yra vėl toks reikalingas daugiau, jeigu nukristumėm ant žemės ir kaip reiktų atsistot nuo to žemės teisingai, taisyklingai, mažiausiai savo kenkiant, tai reiktų pereiti ant 4. Bet jeigu jūs negalit būti ant 4, jeigu skauda kelius, skauda riešus, ten alkūnės, pečius, svaigsta galva iš šitos padėties, geriau jo ir nedaryti, tiesiog pakeist kitais pratimais. Ir tiek, ir tikrai nežaist, jau jeigu ten nugriūsim, tai kažkaip tą vieną kartą atsistosim, bet specialiai savęs skaudint, tai tikrai nereikia, nes tikrai ne visi žmonės gali šitoj padėty būti, tai ir geriau nebūti, jeigu negalim, o jeigu galim, tai tikrai galim pabandyti, pasižiūrėti, ar pavyksta, to jau įsijungiu, kad dabar būnam ant 4, pastatom vieną koją, nesvarbu, kurią į priekį, priartinam tarsi prie savo delno, būnam šalia kažkokios stiprios atramos, jeigu tai yra lova, kaip čia pavaizduota, tai remkimės geriau ne į čiužinį, o į tą kietesnę dalį. Iš tikrųjų, čia tomis rankomis tik tarp kitko reikia prisilaikyti, tikrai nereikia visa viršutinė dalimi įsikipti, įsitemti. Rankos tiesiog padeda, kad mes jaustumėmės saugiau ir įsirėmus, vieną ranką pakelsim, pastatysim, kitą ranką pakelsim, pastatysim, įsispirsim pėdą ir pabandysim tą galinę koją ištiesti, tarsi save pakelti nuo žemės. Pavyksta pakelti, ištiesiam koją, pratempiam ją tarsi ir vėl nusileidžiam, vėl viena ranka atsiremiam, kita ir grįžtam atgal. Ta patį kartojam. Dar parodysiu, tą patį kartojam ir su kita pusė. Taip, tą patį kartojam ir su kita pusė. Vėl pastatom koją, įsispiriam pėdą tvirtai, čia atrama mūsų irgi pėda, įsispiriam koją, ištempiam, ištiesiam ją, nusileidžiam. Ir vėl palaipsniui, ne iš karto ten su abiem rankom žemyn, bet po vieną grįžtam atgal. Ir taip galim pakartoti su viena pusė, kokius 3 kartus, su kita pusė. Jeigu labai lengva ir daugiau galim atlikti. Galim po keliais pasidėti pagalvėlę, jeigu kažkaip spaudžia nepatogu, bet vėlgi jokio skausmo kūne, ne vieną pratimą darant neturim jausti kažkokių nemalonių pojūčių. Tai tikrai nebus, kad tie pojūčiai praeis. Tai kūno ženklas, kad jis nenori daryti, kad yra kažkokia problema ir nereikia jos ūminti. Ir vėlgi tas fizinis aktyvumas yra iš tikrųjų mūsų receptas nuo labai daugelio ligų ir naudokim taip, tai ką galim, žinių turim, tai belieka daryti praktiškai, nes tikrai visi norim, kad mūsų gyvenimo kokybė būtų kuo ilgiau geresnė ir kuo produktyvesnis tas gyvenimas būtų, tai tą ir siekim daryti su įvairiomis priemonėmis, kurias tikrai daug iš jų mes galim sukontroliuoti ir pasistengti, kad mūsų aplinka būtų palanki ir mes patys labai didelį indėlį galim įdėti į tai. Tai linkiu išlikti fiziškai aktyviems, stipriems, energingiems ir be abejo laimingiems. Ir geros jums dienos. Iki.